Mes nepasitikėjom, mes įdomiausių eksponatų. O štai, žvelkite. O čia rimtas dalykas. Rimtas dalykas. Leninas turi būti. Archeologinės ekspedicijos svarbiausias radinys. Šiandien, 2017 m. gegužės 23 diena, esame prie Kupiškio viešosios bibliotekos pastato, kuris ilgą laiką tarnavo kaip sinagoga, kaip žydų maldos namai. Vėliau, jau pokario metais, čia įsikūrė kultūros namai, biblioteka ir muziejus. Pastatas, kuris yra už mano nugaros, jau pradedamas remontuoti. Tas pagrindinis pastatas su arkiniais langais, statytas galbūt XIX amžiaus pabaigoje. Jeigu pagal laiką, tai žiūrėti ten, kur tas trečias aukštas ir medinis tokia mansarda, tai jinai jau padaryta 1951 metais. O tas rudų plytų priestatas, tai pats jauniausias yra 1974 metų. Rekonstrukcija prasidėjo praeitų metų rugpjūčio mėnesį, jau kai kas yra padaryta. Ir kai grįšim, tikimės po 5 ar 4 metų, gal 6, bus įdomu pasižiūrėti, kaip čia gyvenom, kas čia buvo. Tas priestatas tarnauja bibliotekai kaip rūbinė. Čia stovi mūsų valytoja Sonata. O kai jis buvo statomas, tai buvo kaip kultūros namų rūbinė. Ir tualetai. Svarbu, iki to laiko tualetai buvo lauke. 1984 metais šitame visame pastate liko viena biblioteka. Taigi čia tada veikia įvairūs bibliotekos skyriai, o paskutiniuosius 16 metų čia veikia informacijos ir kraštotyros skyrius. Laikinai yra muziejų saugoma atminimo stela, kuri buvo čia pritvirtinta, tikiuosi čia grįž karo metu nužudytiems žydų tautybės Kupiškio piliečiams. Kai ką iš prieškario su žydų gyvenimo Kupiškyje matote čia plakate informacinėme, tai mūsų duoklė šio pastato statytojas. Va, ir čia galime, jeigu išeitų patraukti, čia va žydų sinagoga, toj biblioteka, kur dabar mes esame, tas mūsų pastatas. Tai po rekonstrukcijos norima atkurti išorinį vaizdą, kiek galima autentiškesnį. Čia va dabar mes jau įeinam į senąją sinagogą ir va, kokie yra jos pločio lauko siena. Labai charakteringi langeliai, kurie tarnavo kažkada kaip bilietų kasa. Ir va, palikimas dar kultūros namų, tokia rūbinė buvo. Mes vėl matome jau remonto paliestas erdves. Ir štai į foje, kuris ilgą laiką tarnavo, labai įvairiom reikmėm. 1998 metais įrengta parodų salė. Vat ir dabar matome tiesiog atsisveikinimo su šia biblioteka, su šio pastatu paroda, tai būtent susitikimai su žymiais žmonėmis, kurie vyko bibliotekoje. Prie kiekvieno kabineto ar kažkokios salės patalpos matysite tokią liktai istoriją išrašytą. Prašyčiau įsigyti bilietus. Jūs matote istorinį langelį,
kuris taip pat tardavo kaip bilietų kasa. Čia buvo bilietų kasa ir ko gero, aš nežinau, ar dar kokias paskirtis buvo, ar nebuvo mokami atlyginimai čia? Taip. Ko gero, Taip. irgi atlyginimai buvo mokami būtent čia. Nes jokių bankomatų Jūs nebuvo. ateikite, Regina, jūs pamatysit puikiai vaizdą čia. Čia buvo mano kabinetas. Net kabinetas ir buvęs. Regina, vienu metu dirbo valytoje, tai vat. Elektros instaliacija kaip paveldas. Pasakyti jungtukas. 62 metų modelio. Tai yra paketinis jungiklis, šiek tiek jaunesnis. Buvę telefono įvadas. Kasa. Bibliotekai labai būdingi įrankiai ir medžiagos. Štai karūtis knygom vežtas, štai dar karūtis ten. Irgi cementas, irgi knygai sucementuoti, jeigu ką. O čia gerai. O štai šitos durelės, ko gero, mena dar senesnius laikus, ko gero, pati pokarė, o gal net ir dar šiek tiek. Taip, kad čia viena iš labiausiai lankytojų mėgiamų bibliotekos vietų. Daug mačiusi ir daug galinti byloti apie čia gyvenusius žmonės. Taip, kaip įdėmėsi, kaip gražiai užsidaro langelis. Na, žiūrėkit. Na, taip. 1, 2, 3, 4. Na, taip. O, matot. Tvirtai, užtikrintai. Dabar, Regina, galite paspausti mėlyną jungiklį ir šviesa užges. Atkreipkite dėmesį, koks puikus užraktas. Paveldas. Čia ir iš vidaus galima Taip, užsirakinti. Maža, kad plėšikai, kad neišgrobtų jūsų kasos. Na, va, mes dabar stovime prie kultūros namų salės, buvusios beveik daugiau negu 30 mečius. Čia vyko įvairūs koncertai, spektakliai. Ir svarbu tai, kad čia scenoje gimė etnografinis spektaklis Senovinės Kupiškėnų vestuvės. O dabar atidarome duris ir pažiūrėkime, kas dabar čia yra. Sakykime, tiesiai operai dabar čia menkai pritaikyta, tačiau vis dėlto kai kas įdomaus jau yra vykę čia ir šiemet tokioje aplinkoje. Kovo 31 dieną naktis bibliotekoje vyko būtent čia. Bus čia lankytojų aptarnavimo skyrius, o čia vat liko vienas balkonėlis, tiksliau to balkonėlio grindys. Ir čia vat iš šitos vietos, kur mes stovime, bus gražus, grakštus laiptai ir mūsų skaitytojai įėję šitą patalpą galės užlipti ir į antrą aukštą, kur bus skaitykla. Bet jeigu grįžtume šiek tiek prie istorijos, tai 2004 metais, čia, būtent čia, atvažiavę žydų tautybės Kupiškio piliečių palikuonys iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Izraelio, iš Pietų Afrikos Respublikos ir kitur. Čia susirinkę daugiau kaip 30 žmonių, jie laikė pamaldas, rabinas laikė pamaldas. Ir iš tiesų buvo bene pirmas kartas, kada pokaryje grįžo palikuonys į šitos apleistus jau kaip maldos namus. Taip pat čia buvo vedamos pirmosios tikybos pamokos. Ir kaip kino salė tarnavo. Kreipkite dėmesį į paveldą mūsų. Štai kablys lubose. Atrodo, kad jis tarnavo cirko pasirodymams. Ir čia turėjo būti lynas ar kažkas tokio, ar virvė kokia, kur akrobatai turėdavo. Žvėrių cirkas atvažiuodavo ir yra išlikęs toks pasakojimas, kad mūsų ta jau minėta kasininkė Julytė, viena meška yra tiesiog į kampą išspraudusi, nes tų erdvių nebūdavo tiesiog ir reikėdavo sutilpti ir skaitytojams, ir darbuotojams, ir vaidintojams. Ir meškoms. Meškoms. Tai va, tai dabar einame į antrąjį aukštą. Naudodavom parodom įvairiom, kad mažiau matytųsi tos baisios sienos ir dabar tuo pačiu tikslu naudojame. Na va, o čia yra buvęs žiūrovų salės balkonas, paskui jau buvo mūsų skaitykla. Labai šviesi, erdvi, graži vieta. Dabar eisime ten, kur seniausia buvo biblioteka ir visais laikais buvo biblioteka. Biblioteka nuo 1951 metų.
Ir čia visai jinai vadinosi, rajoninė biblioteka ir centrinė. O nuo 1996 tai yra viešoji biblioteka ir viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyrius. Buvo čia tik abonementas, o dabar yra ir skaitykla, viską, žodžiu, susikišę esame. Ir kažkada dar buvo čia bibliografijos skyrius, dar įeisim ir čia vedėjas sėdėjo. Rita, abonemento bibliotekininkė, o Rita dirba seniai. 35. Tavo pirma darbovietė. Labai tikiuosi vienintelė. Ir kas buvo tokia įsimintiniausio, dirbant būtent bibliotekoje? Nu, kaip gali būti neįsimintina, mano pati pirma darbovietė ir visa jaunystė praėjusi. Keletą metų vyko projektas bibliotekos pažangai ir viena iš jos tokių iniciatyvų buvo Surask vaikystės biblioteką. Bibliotekos buvo kviečiamos ieškoti savo globėjų, o mums Vytaras Radzevičius buvo kaip tik toks žmogus. Dovanojo labai daug knygų ir va čia yra knygų lentyna mūsų globėjo. O dabar susigrūdė visi ir skaitykla, ir interneto skaitykla. Na va, čia sėdi Jūratė, Latvytė, mes taip ją vadindavom. Kai jinai atėjo dirbti, tokią pavardę turėjo, dabar Samulionienė. Va čia va, dabar yra mūsų skaityklėlė. Metodikos kabinetas buvęs. Kai buvo biblioteka, tai čia buvo metodikos kabinetas. Dabar yra periodikos skaityklė. Regina, vėl atkreipkite dėmesį į nuotrauką. Aš jums štai demonstruoju dvi durelės, kurios įrodo, kad vis dėlto šitas pastatas buvo šildomas pirminiam, bet jo etape krosnimis. Iš tiesų tai yra dūmtraukių valymo angos ir be abejonės čia visai netoliese stovėjo šachmatai pečiai. O dabar čia dar galime sužaisti šachmatais. Čia tuo užsiima mūsų Ričardas, šachmatų mūsų meistras be abejonės. Miesto aikštė, joje paminklas Tuokai Gucevičiui. Kaip reikia elgtis su rūkaliais? Galiu pasakyti, kaip reikia padaryti. Štai kaip Pagonis sako socialdemokratas. Rūkaliai turi būti sukišti į rūsį, kur purvina, negražu ir smirdį. Ačiū Dievui, mes nerūkom. Čia jau knygos paruoštos vežti. Taip, įlaikinamos saugojimo. Jas vėl bus išvarpuotos ir po remonto vėl grąžintos čia. Minėjau, kad šitame aukšte buvo ir bibliotekų vadovų kabinetai. Šiais metais beje biblioteka švenčia savo 80-metį. Jinai yra įsteigta 1937 vasario 1 dieną. Per visą tą laiką dirbo 20 vadovų, direktorių, vedėjų. Dabar direktorius Algirdas Venskus dirba nuo sausio 3 dienos, yra 20-asis direktorius. Dauguma buvo moterų, dabar turime direktorių vyrą, bet ne pirmieji buvo vyrai. Česlovas Skaraitis, pirmasis direktorius buvo. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Janinos kabinetas, kuri irgi dirbo kurį laiką direktorė. Ar nesigaili pasirinkusi tą profesiją? Nebėra kada gailėtis, baigėsi kadencija. O šiaip tai bibliotekoje dirbau įvairiose pareigose, metodininkė dirbau, informacijos skyriaus vedėja dirbau, direktorė truputį dirbau, laiškanešė, neoficialiai. Valytoja irgi dirbau. Dabar aptarnavimo skyriaus vedėja dirbau. Dabar pakuojamės, įsikraustyti ruošiamės. Šiaip tai bibliotekoje dirbti visur gerai, kadangi esi prie knygų, prie informacijos, tarp žmonių, prie kultūros, ko daugiau bereikia žmogui. Va, eisite į istoriją bibliotekos.
kabinėtas. Aš. Tik tai. Regina, tai jūs patekote dabar jums labai gerai pažįstamą patalpą, kuri turi daugybę paskirčių ir turėjo daugybę paskirčių. Dabar jau jos ko gero paskutinioji paskirtis baigėsi, tai buvo saugykla. O prieš tai šitas dekoras rodo polikrominės, kad čia buvo Rabino rezidencija. Čia jis gyveno, ruošėsi maldos. Ir šita polikrominės tapyba bus dalinai atstatyta. Šio pastato klestėjimo metu čia buvo grimerinė. Grimuodavosi artistai, tokie kaip Stasys Povilaitis, Julius Ščiukaitė ir daugelis kitų, kurie štai pro tas duris, pro tą koridoriuką tiesiai išbėgdavo ant scenos. Nu, galimas daiktas. Algio palikimas. Jo, sako, čia vairuotoja Algio, jisai... O tai čia senais laikais mes Almutė, atsimeni Valmaitė. Tai po koncertą Nerijos mes eidavom šitan langant ir parbendam Povilaičiui su Pauliuku, nes Almutėje labai Pauliukas patiko. Tai mes šitan langant parbendam, taigi mes buvom šeštokės ir maudom toliau. Mūsų adresas. 3A. Taip, bibliotekos adresas daug metų buvo Tarybų aikštė 3A. Nuo 1989 Laurynos Tuokos Gusevičiaus aikštė 3A. Paveldas. Tarybų aikštė. Kur išeini, Jolita? Turite išeiti, aš irgi turėsiu eiti, nes savaitės rūpinsis Kupiškėnų vestuvės įamžinimui UNESCO. Čia visą laiką būdavo valdžios kabinetas. Ir kultūros namų direktoriai buvo. Direktoriumi dirbo Kazys Stančikas, Julytė Jakštonienė. Kai jau likome biblioteka viena nuo 1984 metų, čia dirbo direktorė Tamulevičienė, vėliau Daiva Bubulienė, o dabar direktorius Algirdas. O tai pirmas ir labai svarbiausia iššūkis mums sėkmingai palikti šitas patalpas statybininkams ir paskui labai sėkmingai grįžti atgal į jas. Tai tikimės, kad tas su pastangų dėka pavyks padaryti. O po kiek čia gali būti metų, kaip jums atrodo, direktorė? Būkime optimistai ir sakykime po 5. Almanachas Kupiškis, kuris ką tik tai buvo pristatytas sėkmingai. Ir aš manau, kuris čia dabar buvo? Čia yra 15. Tai 20 almanachas išeis jau naujose patalpose. Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėse yra numatytos pertraukėlės kavai arba arbatai gerti, arba kitokiam poilsiui. Čia yra kabinetas, kur yra knygų ir kitų dokumentų kelio į biblioteką pradžia. Šiame darbe, kuriame dirbate, būtent šitame skyriui, kokios reikalingos būdo bruožai žmogui dirbančiam šiame skyriui? Komplektavimo skyriui, ne? Aš manau, kad visų pirma turi būti pareigingumas, kruopštumas, atsakingumas kiekvienam, ne tik tai vedėjui, bet kiekvienam darbuotojui. Tai privalu. Ir tada darbai vyksta labai sklandžiai ir tikrai gerai. Koks maloniausias momentas darbo? Labai džiugu ir malonu, kai gaunam naujas knygas. Aš taip, irgi dirbantys šitam skyriui ir svarbus žmogus dar tuo, kad jinai daugiausia išmano apie Libis. O Libis tai yra Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema, kuri pradėta diegti 2003 metais ir buvo amžiaus vidurkis gal vos netraukė iki 50, 48, bet tokie rodikliai pagerina mums Diana. Diana dirba, kelinti metai dirbi? 3 jau. 3 metai, šiaunu, kad turim jauną žmogų ir jeigu nebus galima sakyti Regina Škirps, jinai išeis tokių labai linksmų, ilgų, gražių atostogų. Tai va tiesiog linkėjimas visų, aišku, sugrįši į laikinas patalpas kažkur dar, o gal bus, jeigu šeimyna didesnė, tai rekonstruota sugrįši. Tai va, o mus dabar filmuoja Regina. Tai va, čia yra toji Regina, kuri mus filmavo. Pasakykit, kuo tu dirbi, ką tu veiki.
Aš svetainės administratorius. Dar fotografuoju, filmuoju renginius. Va, šiaip tai Regina yra mėtyta ir vėtyta tokia. Pradėjo dirbti, jis buvo laikinai dirbo Salamiesčio bibliotekoje, paskui Subačiui, Noriūnuose, paskui Sabačiui, dabar viešojoje bibliotekoje. Tiek metų praleista čia, tai jau namai. Kiek metų dirbi? Daug. Liepoje bus 32. Dirbau įvairius darbus. Tada nebuvo sekretorės, buvo operatorė. Kopijavimo ir dauginimo mašinų operatorė. Dirbau ir valytoja. Dirbau ir bibliotekininkė. Ir kasininkė dirbau. Ko aš tik nedirbau. Yra dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius. O šitų patalpų istorija irgi gana įdomi. Vyresniųjų žmonių atminty tai buvo ir vadinamas ZAKSas, civilinės metrikacijos skyrius. Paskui nuo 1962 metų čia buvo Kraštotyros muziejus. Paskui ir bibliotekos saugykla, ir dokumentų ir komplektavimo skyrius. Kai kultūros namai įsikėlė, buvo bibliotekos sandėlis, virtuvėlė, o paskui, kai spaudėmės ir vėl sandėlis, Regina galima. Kaip direktorius ir minėjo, buvo naktis bibliotekoje, atsisveikinimo naktis su biblioteka ir va tokias iš mūsų palėpės lentų padarytas atminimo lentas. Mūsų garbų svečiai gavo, kur su bibliotekos sinagogos tuo vaizdu. Va šito kabineto istorija irgi įdomi. Čia buvo ir vaikų literatūros skyrius, ir metodikos skyrius, ir bibliografijos skyrius. O paskui buvo meno ir muzikos skaitykla su Juozo Kėdainio biblioteka. O dabar yra informacijos kraštotyros skyrius ir šalimais, ir meno biblioteka. Tai yra, viskas irgi čia yra pakuojama. Dabar vaizdas jau toks. Va. Čia yra meno literatūra supakuota, jau visa laukia išvežimo. Ir interneto skaitykla. Nu, va čia yra Jolitos ir Nidos darbo vieta. O Nida va ryša kaimynėm padeda. Ne, aš savo ryšuos. Savo dabar Nida padeda ryša knygas. Na va, čia kokiam nuotaikom čia mes išeinam iš čia, Nida, kaip tau? Kaip čia irgi pati ištikima tai profesijai? Na, aišku, ištikima. 32 metai pradirbau jau tai. Ir ko tikiesi iš... Tikiuosi, kad dar teks sugrįžti čia. Na va, mums talkina Kristina iš viešųjų darbų dirba. Jei čia taip jau kabutėse nuskylo. Nelengvas toksai laikmetis, kada mums tikrai jinai padėjo daug ir ištir knygų ir viską. Irgi Gražina. Na va, dirba šitame skyriuje. Dirbai seniau Vyčių bibliotekoje. Na va. Ir kaip tau čia sekasi? Ir kokiam nuotaikom? Paskutinės darbo dienas būtent čianai leidės. Neblogai sekasi, nuotaikom gerom, kad išsikraustom ir kad naujos patalpos bus. O negaila šitų? Nu, gal kažkiek, bet kai galvoji, kad bus geresnis, gražesnis, tai dar pamatysim, gal sugrįžim. Gražina, ką tu reiškia, kai tu ne taip ilgai dirbi? Aš dabar čia dirbu 11 metai, o prieš tai Byčiuose, paskui vaikus auginau, paskui kitam darbiau. Čia 11 metų. Na va, dirba šitame skyriuje ir Danutė. Irgi jinai iš visų dirbančių, jeigu kada, Danutė, tavo darbas bibliotekoje prasidėjo, kuriais metais? Aš per 2 kartus dirbau, nuo 73 iki 75, o antrą kartą grįžau 82 metų, balandžio 6 dieną. Tai vat, man suėjo 35 metai, kaip aš čia dirbu. Pradėjau šiame aukšte, šitam skyriui, ten buvo vaikų skyrius, ir aš vaikų literatūros skyriui dirbau, tada kitais metais laimėjau konkursą, va tai buvo. Ir
tapau informacijos kraštotyros skyriaus vedėja. Tai kitaip vadinos buvo bibliografijos, bet paskui keitėsi. Tada grįžom 1999 rodos grįžom į pirmą aukštą, o dabar nuo pernai metų vėl teko prisiglaus pas kolegės. Na va, bet Danutė prižadėki, kad parašysi prisiminimus. Aš ir dabar rašau. Rašai? Taip, Tai va. aš trečią knygą turiu Na va, pasidarę. kaip Rašau šaunu. dienoraštį. Ką reiškia pačiai šitas vat pastatas? Tai čia mūsų praėjo, na skaityk, mano truputėlį ir jaunystės praėjo šitą, nes visi tie vakarai, pasilinksminimai čia viskas vykdavo, visi kultūriniai renginiai ir spektaklių žiūrėjimas, likimai su žymiai žmonėm, nu vienu žodžiu, akimirkų buvo gražių, visokių prisiminimų yra. Visi darbai, aišku, darbo pobūdis keitėsi, jeigu anksčiau tikrai, bet aš kažkur tai, kai prasidėjau, susidomėjau į tą kraštotyrą, galvoju, kad čia truputėlį bus vienos krypties, o dabar jau gyvenimas pakeitė mus į kitą pusę ir tikrai, kas liečia ir tas rankraštynus, mes sakydavom, ai, viską atiduoti Vilniaus Mažvydo biblioteką, tą nacionalinę. O dabar mes turim tokią galimybę, kad lieka tie pas mus ir mes juos tvarkom šitą ir dedam į tas visas bazės, kad gali naudotis ir kiti žmonės. Kažkaip tai su pundeliai stovite. Ne taip jau mes ruošiame. O kur ruošiatės? Ai, gal kažkur sakė, čia jau nebegalėsim gyventi, tai mes liūdnai ruošiam. Na va, su kokiom nuotaikom išeinate ten? Su viltim apie gražią ateitį. Taip, Danutė, sakykit, kiek laiko jūs čia jau dirbat šitoje darbo vietoje? Šiaip jau suėjo ne taip senai 10 metų, 11 metų. O šitas kabinetas tai turi labai ilgą ir įdomią istoriją. Čia, kai buvo kultūros namai, tai čia buvo orkestro kambarys. Va, kur dabar mūsų yra serverinė, tai irgi čia taip po užraktų buvo. Čia dirbo Tautvilis Raižė, Vytautas Mulerčikas ir Remigijus Žadeikis ir kiti orkestro vadovai. Na ir čia toks linksma būdavo kambarys. O va čia tos grotos, tai ir išlikę. Ir mums jos labai tiko, kadangi čia yra mūsų serverinė. Bibliotekos darbas labai keičiasi ir per paskutinį 20-metį, kaip ir daugelį įstaigų, viskas yra pervedama į duomenų bazes. Ir va čia Regina kaip tik filmuoja mūsų serverinę, čia ir tokios andėlio lentynos dalykai, bet svarbiausi dalykai, tai va čia yra tie, tas mes vadinam juodas kompiuteris su visokiais priedais, tai yra mūsų serveris. Matot kabliai. Šitie kabliai tarnauja kompiuterių pakabinimui. Labai pavargsta kompiuteriai. Mes juos pakabinam ten, kad išdžiūtų. Na ir paskutinis kabinetas, kuriame nebuvome, buvo kultūros skyrius kažkada tai, dirbo vedėja Vanda Švedienė, paskui buvo ir kultūros namų direktorius čia dirbo. Kai aš atvažiavau dirbti 1981 metais, tai čia buvo kultūros namų metodinis kabinetas. Šiame kabinete Janina Širvinskienė direktorė bibliotekos dirbdama. Na va, ir daug metų. Tai yra mano kabinetas. Kai kas jau yra surišta į dėžes ir išvežta į kupą jau. O šiaip tai tas kabinetas buvo toks gana šviesus. O pro langą jau, jeigu Regina truputį kamerą iškištų, tai yra šalimais mūsų yra mažoji ta vadinama sinagoga, Hasidų sinagoga. Čia gal stogas tik jos matosi. Jinai yra privatizuota. Jau žydi kaštonas, gegužės 25. Man tai pirmoji darbovietė šita biblioteka, kabinetas, aišku, ir pareigos jau yra gal čia 3 ar 4. Bendruomeniškiausia biblioteka gavom tokią nominaciją. Mes kartu su bendruomenės komanda kūrėme filmą apie
buvo muziejus po atviru dangumi, Regina irgi buvo filmuotoja to projekto, joje ir ta kamera, su kuria vat, Regina filmuoja, yra gauta iš tą projekto. Turite papasakokite apie šitas kopėčias. Antri metai jau įsteigtas kultūros dienos proga įvairių sričių kultūros darbuotojams. Turėlė, kurią Audris Laucius sukūręs, kopėčia simbolizuoja žmogaus siekį aukštyn eiti, naujovių ieškoti, žodžiu, nesustoti vietoje. Kaip gyvenimas parodys ir dabar bibliotekoje vykstančios ir būsimos pertvarkos, daug kas ne nuo manęs priklauso, bet dirbau, kiek dirbau iš dūšios. Ir knygų yra išleista nemažai, ir manyčiau, aišku, gal buvo visokių, ir žmogus dirbi, ir klysti, ir tas klaidas taisai, bet mano gyvenimas buvo būtent atiduotas bibliotekai. Didelis gyvenimo etapas, reikšmingas gyvenimo etapas čia. Na ir tai tikėtina, kad viskas sugrįš ratu, apsisukęs tas laikas ir sulauksime gražių kurtuvių naujuose pastatuose. Tai taip, kad jeigu tai būtų, mes vis kalbėjom, per kiek tai gali būti atliktas renovacija, per kiek metų. Pavyzdžiui, lygiai prieš metus jau prasidėjo tokia įsikėlimas, nes buvo žadėta, kad jau gegužės vidury jau ateis statybininkai. Ir mes ten yra išlikusi ir nuotrauka, kur mes ten daug ką išvežėm iš nuo scenos, iš didžiosios salės, ištuštinom, nes ten sakė, prasidės darbai. Ir klausėm, kas po kiek metų galvoja sugrįžti, kad tai buvo optimistiškiausiai, pasakė Richardas, sako, po 5 metų. O dabar tiesiog linkim stiprybės persikeliant. Ir reikės pamiršti ir tą kūrybinį darbą, bet su indeliais visur vaikščioti, nešiotis ir įsikurti. Ate, Regina. Ate. Norėtų mum palinkėti lengvo persikrausti. Triukšmauja. Kas čia buvo, negąsdinkis. Richardų pašauk. Ryčka. Vienu galvo, gal jie čia iki pusės nebesiliam. Tai leista ne. Dangutė laiminga dirba. Darbai vyksta, nieks nepyksta. O, tada reikia muzikos užleisti. Reikia neduoti. Žiūrėkit, jūs net žingsnių, čia štapai kokie. Ką čia Dangutė padarėt? Geltonų knygų kelias. Kiekvienam tiesas į svajonių miestą. Kai mes vaikščiojom į biblioteką ir ilgą laiką vaikščiojom ir pro tą tarnybinį įėjimą, tai mus pasitikdavo angelas besileidžiantis. Ir dabar labai gražus vaizdas. Ir tas žydintis medis gegužė. Tegul lauks jisai mūsų, kol mes ateisim.